Sveiki. Dar kartą jums visiems ačiū. Labai ačiū už tai, kad dalyvaujate, kad rūpi tautos valdžios sumanymas, kad mes esam ne vieni. Ir dabar apie praktinę dalį siūlomo dalyko. Tai jo pagrindinis dalykas, prieš pradedant, noriu pasakyti, kad kiek porą metų gal mes jau turim tautos valdžios sumanymą ir aktyvesni nariai daro įrašus, dalinasi jais, jūs spaudžiat patiktukus ir mes neturim tokio atgalinio ryšio. Tęsiasi viskas, lyg tai mums nepavyksta, kai kas pavyksta, bet esmė ta, kad jūsų pastangos negauna atgalinio ryšio. Tas pats su mano pastangomis, norėtųsi to atgalinio ryšio daugiau, kad užsimegstų tas toks priežastis, užsimegstų norėti daugiau dalyvauti tautos valdžios sumanyme. Tai mes galim, kai aktyvūs nariai, sugalvoti ant kažkokius apdovanojimus, dovanėlės, pasiūlymus, kad skatint jūs. Bet mes tada turėsim tokią hierarchinę sistemą, prieš kurią kovojam ir prieštaraujam. Ta prasme gausis taip, kad skatinsim vergišką mentalitetą žmonėm, kai jie renkasi gerą šeimininką, kuris gali jiem duoti dovanėlių, kažkokių gerų pasiūlymų, kažkokią patogią, šiltą vietą ir tada jie pas tą šeimininką bėga. Arba daleiskim, skatinsim infantilumą, vaikiškumą žmogaus, kai jis pats nieko nesprendžia, yra mama tėtis, jis tik mėgaujasi jam pasiūlytą erdvę ir arba verkia, rėkia, rodo nepasitenkinimą, arba džiaugiasi ir būna laimingas. Tai norisi, kad būtų suaugusi, subrendusi ta žmogiška santykių erdvė tarp mūsų ir kad mes būtent susikūrę ją iš apačios galėtume pasiekti jau tuos rimtus rezultatus, ko siekia tautos valdžia. Ir šitoj vietoj noriu pasiūlyti šitą pasiūlymą traktuoti kaip ne kažkokį taisyklių rinkinį, neįsipareigojimų kažkokių dalyką ar kažkokį ten rimtą reiškinį, o tiesiog traktuoti kaip žaidimą, kurį mes žaisime. Dabar kam to reikia? Kam reikia traktuoti žaidimu tą dalyką? Pirmas dalykas, žaidimas netaip įpareigoja, leidžia atsipalaiduoti ir užmegzti geresnius, bendruomeniškesnius santykius. Ta prasme, nieks į galvą neduos, jei tam žaidime tu pralaimėsi, arba nesuprasi jo iki galo, ar kažkas nepavyks jame teisingai. Tai visada gali praktikuoti tą žaidimą, pralaimėjus jį bandyti laimėti, žaisti iš naujo. Tai kas dar gerai iš žaidimų, kad jie įtraukia, svarbus momentas, ir sukuria tarp žmonių, tarp žaidžiančių tam tikrą ryšį. Mes gaunam bendrystę, draugystės, užsimezga tam tikrą, stiprinam santykius, visuomeninis santykis stiprės tarp mūsų ir nebus tos tokios baimės, didelio įsipareigojimo, bus iš geros nuotaikos tas priėjimas, daugiau atsipalaidavus, be tokio streso, be įtampos ir daugiau žmonių galės tame dalyvauti. Tai netaip bijos jungtis, prisidėti prie mūsų tokio bendro susitarimo, tai laikyti ir traktuoti kaip tam tikrų žaidimų, kurio metu bandysim kurti to žaidimo taisyklės ir sąlygas. Ir jį tobulinsim taip, pagrindinė užduotis bus mūsų bendra tokia, kad tobulinsim taip, kad jis patenkintų, pirmas svarbiausia uždavinys, kad jis patenkintų mūsų, ta prasme ne mūsų, atsiprašau, bet mano. Aš atėjau į žaidimą ir aš jį kursiuosi taip, kad man jis patiktų, man būtų įdomu jį žaisti, aš norėčiau jame dalyvauti. Jeigu tau asmeniškai žaidžiant šitą žaidimą išeis sužinoti, ko tau reikia ir pavyks integruoti į žaidimą, gausis taip, kad tokie kaip tu žmonės norės tokiam žaidime dalyvauti, jam patiks tokiam žaidime dalyvauti ir jis ateis ir prisidės. Ir mūsų, kaip sako, iš apačios bus pradėti judinti akmenis. Tai čia labai svarbus momentas. Ir kitas dalykas, visi daugiau ar mažiau esam susidūrę su žaidimais, stalo žaidimais. Ir žinom, kad ten yra būtent antihierarchinė dažniausiai sistema, kai visi esam ramus, nes gausim savo ėjimą,
lygiavertiška, lygiateisiška, kiekvienas gaus vienodą savo ėjimą. Nėra taip, kad kažkas veda, kažkas susikuria žaidimo taisyklės taip, kad jeigu jis sukūrė, tai jam kažkokios bus privilegijos. Baziniai dalykai to žaidimo, kuriuos pasiūlysiu, leis gauti kiekvienam iš mūsų atgalinį ryšį ir užmegzti vienas su kitu santykį. Turėsim tam tikrą bendruomeninį santykį. Nes kaip nori, kaip nenori, žmogus tuo ir yra ypatingas, kad jis yra visuomeniškas, jis yra visuomeninis organizmas, jis nėra toks atskalūnas, pavienis realiai, kad ir kaip mes vaidinam tokiais, bet prigimtis mūsų visgi netokia. Ir dėka tos prigimties ir to mūsų žmogiškumo mes ir turim pranašumą ir skiriamės nuo gyvuliško pasaulio, nes ten daugiau yra hierarchinis dominavimo, konkuravimo dėl išgyvenimo aplinkos kūrimas. Mes kūriam žmogišką santykį, jis jau giliau pažengęs, jis turi didesnę prasme negu tik gyvybės pratęsimas. Taigi, žaidimas jau prasideda, būtent nuo šio įrašo paskelbimo prasideda ir nenoriu dabar įgarsinti žaidimo taisyklių, nes daug baletristikos šiek tiek yra žaidime. Žinot, kaip visi žaidimai, kai skaitai jų taisyklės, jie atrodo tokie sudėtingi. Bet kai pradedi žaisti, dalyvauja arba pasižiūri, kaip kiti žaidžia, pamatai, kad ten nieko sudėtingo nėra. Bet pati pradžia, kai yra daug nežinomybės, toks jausmas būna, tai nebijokit, neįsigaskit, skaitykit. Ir taisyklės žaidimo bus būtent šio įrašo aprašyme, kuris bus pasidalintas Facebooko grupėje. Ir būtent mes jau pradedam šiuo paskelbimu žaidimą, nes žaidimo stalo lenta būtent laikysim po šiuo įrašu komentarų skiltį. Tai ten yra galimybė visiems pasisakyti, yra galimybė paspausti patiktukus, širdutes, liūdnus veidukus ir tai tam tikrus dalykus reikš žaidime. Būtent mes pasinaudosim tokiu būdu Facebooko internetinę platformą, nes kol kas neturim savo internetinės platformos, kurią platuojam susikurti. Ir būtent darysim tą pirmo tipo, bandysim tempti visą tą žaidimą prie pirmo tipo balsavimų sistemos, kur yra pasiūlyta asociacijos įstatuose. Tai komentarų skiltyje pasidalinsiu klausimu, kas iš jūsų dalyvauja žaidime. Ir jeigu paspausite širtutę prie to komentaro, reikš, kad jūs dalyvaujate žaidime ir mes visi matysim, kas iš mūsų dalyvauja žaidime. Nes gali būti po to, ką pasakiau, dalis tų, kurie norėjo prisidėti prie šio sumanimo, nebenorės. Ir gali būti tie, kurie abejojo arba nenorėjo, išgirdę tai, ką pasakiau, norės dalyvauti žaidime. Taigi kviečiu visus dalyvauti ir nebijoti, nes žaidimo esmė tame, kad kiekvienas iš jūsų įtakos žaidimą ir kurs jį pats. Ir kiekvieno iš jūsų uždavinys, kurie dalyvauja žaidime, susikurti tą žaidimą taip, kad jis tiktų ir patiktų jums ir norėtųsi jame vis daugiau dalyvauti. Todėl nebijokit to savo egoizmo, stenkitės būti savimi. Ta prasme, vis tiek pas mus yra ego leidžia mum judėti. Tai būtent, jeigu jums reikia atgalinio ryšio, jeigu norisi įvertinimo kažkokio, apdovanojimo, mes jį susikursim. Jeigu būtent tai leis man dalyvauti žaidime ir norėsis, mes jį susikursim tą priežastį. Būtent stenkitės būti savimi, pagalvokit rimtai, kas jūs džiugintų, jeigu būtų tame žaidime. Ir siūlykit, dėkit, integruosim kitame, pamatysit, skaitykit taisyklės, nenoriu plėstis kalboje. Einu tik prie esminių dalykų dabar. Mano dalyvavimas pirmuose žaidimuose, kai aš žinau tas žaidimo taisyklės, neteisinga būtų, jeigu aš su jumis lygiavertiškai dabar dalyvaučiau. Po kol kas aš nedalyvausiu, tiksliau dalyvausiu žaidime, bet mano vertinimas manęs nebus vertinamas, nes, suprantat, aš dominuosiu mūsų konkuravimą, jei turėsim tam tikrą sveiką konkuravimą. Tai būtent neįsigaskit ir sveiko konkuravimo. Nebijokit, nes jeigu sveikas konkuravimas, žaidybinis, tik nesureikšmintas tas toks gyvuliškas konkuravimas, kuris yra gamtoj laukiniai dėl išlikimo, išgyvenimo, jeigu mes turim žmogišką
sąmoningą, sveiką konkuravimą dėl azarto, dėl įdomumo, dėl linksmumo, dėl užmezgimo santykio. Tai nebijokim ir susikurkim tą konkuravimą, susikurkim tam tikrus apdovanojimus, laimėtojų paskelbėjus, kad mums būtų įdomu ir kad mes galėtume pradėti judinti akmenis iš apačios. Ir komentarų skiltyje pasidalinsiu antro tokio komentaru, kuris bus susijęs su pagalba, papildoma informacija, konsultacija, kas susijęs su žaidimu ir taisyklėmis, jeigu kai ko nesuprasit. Taigi kviečiu visus dalyvauti, nebijoti ir visi kiti mano komentarai bus būtent susijęs su jau pačiu žaidimu. Ir nebijokim tos viešos erdvės, kas žaidžia, turėkite omeny jūsų visų jau pasiūlymai ir veikla skaitysis, jį bus vertinama, jūs įtakosit ir žaidimą, ir kursit, ir mes vienas kitą jau žaidžiantis įtakosim, bandysim užmegzti ryšį vienas su kitu. O tie, kas prašyčiau, tuos, kurie nedalyvauja žaidime, pasistengti dabar šitoje būtent po šio įrašo erdvėje nekomentuoti, nespausti ten nieko, nei patiktukų, kad nesimaišytų mums tie skaičiavimai, sumavimai, žaidimas to žaidimo, stebėkit jį iš šono, kaip sako, nes kad ir jūs kažką ten pakomentuosit, ar parašysit, gali būti, kad aš gal net ištrinsiu, nes čia žaidimo lenta, žaidimo erdvė, galit kitur komentuoti ar rašyti, tai skirta erdvė būtent žaidžiantiems. Ir jūsų įtakos nebus, tiesiog. Tai čia tokia sąlyga, nes mes neturim tos dar balsavimo platformos ir naudojamės Facebook ir tokiu būdu. O aš noriu padaryti ją viešą ir atvirą tam, kad žmonės pamatytų, kaip viskas vyksta ir gal atsiras drąsos jiem, pamatys, kad čia viskas įdomu, atsiranda aktyvumas ir tiesiog prisidės, pasižiūrės, kaip iš šono viskas vyksta ir prisidės ir žais žaidimą ir dalyvaus. Tai dėl to mums reikia palikti tą atvirą erdvę, nes jeigu laikysim ją uždarą, patys supranta, tada pakviestas žmogus, jis ten kol susigaudys, kol supras, gal paskaitys, o čia viskas bus atvira ir matysis ir atviros durys bus visiems ir galės dalyvauti visi norintys. Tai manau, perspektyvos tokiu būdu didesnės ir efektingesnės bus. Taigi, ačiū visiems, kurie dalyvau žaidime. Klauskit, komentuokit, būtent bus skiltis pasidalinta, ko jeigu nesupratot, skaitykit taisyklės ir bandom. Padarysim, aš manau, ir tiesioginę transliaciją kelių dienų bėgyje galim, jeigu jūs pareikalausit. Ir gyvai užduosit klausimus man, kas čia, dėl ko čia. Ir žiūrim, kas iš to gausis. Nes kitu atveju mes galim laukti ir abejoti ir svarstyti. Ir taip niekur nepajudėti, o darbais, veiksmais mes įgaunam praktikos, pamatom kas kame, padarom tam tikras išvadas, vyksta augimas, progresas tik dėka veiksmų. Teoriškai sėdint, mąstant, galvojant ir ieškant to teisingiausio ėjimo sprendimo, tu gali, visą gyvenimą mąstyti, taip galvoti ir tuo pačiu niekur nenueiti. Tai būtent, kai susiduria visos trys trejybės, taip noras, planavimas ir veiksmas, tada mes tik turim rezultatą. Jeigu mes užstriksim tik prie planavimo ir tobuliausio žingsnio, mes galim prie jau užstrikti amžinai, nes tas tobuliausias žingsnis, tobulumų ribų nėra, reiškia, tobulumo nėra, jis neegzistuoja. Jis yra tam tikra tik kryptis, kurios reikėtų siekti, bet tai nėra rezultatas, kurio tu gali pasiekti, tai jis nėra absoliutinis. Tai būtent tikiuosi išgirsit mane, geros jums dienos, gero vakaro, gero ryto, ačiū, kad esat. Dėka to, kad jūs esat, atsiranda ta motyvacija, atsiranda tas noras dalyvauti tautos valdžios idėjoje. Ir mums reikia tą norą susikurti būtent dabar žaidime. Ir jis taip sukurtas, taip bandytas kurti, kad paprasti žmonės, kurie negali daryti įrašų, kurie
Nu, jiems sunkiai, daleiskim, sekasi parašyti kažkokį gerą tekstą, trūksta drąsos. Ir tokių mūsų yra iš tikrųjų dauguma. Aš irgi perlipau per save, darau įrašus, rašau tekstus, bet nesijaučiu, ta prasme, kad būčiau pakankamai profesionalus ar kompetentingas tuo klausimus, bet kam daryti, viskas turi eiti iš apačios. Ir mes, būtent paprasti žmonės, turim pradėti ir padaryti, jeigu norim, kad būtų pagal daugumos paprastų žmonių valia viskas. Ir jeigu norim būti stiprus, komandiški, vieningi, visuomeniški ir galintys kažką padaryti, nuo savęs turim pradėti ir to žaidimo taisyklės būtent leis įvertinti paprastus žmonės, nes viskas skaičiuosis lygiavertiškai ir pagal tavo skirtą laiką, ne pagal tavo gabumus, sugebėjimus, tai hierarkinės sistemos daugiau dalis, o būtent pagal tai, kiek tu įdėsi širdies tautos valdžios sumanymą, kiek tu įdėsi to laiko pagal savo galimybės. Mes nevertinsim vienas kito galimybių, mes vertinsim įdėtą laiką. Jeigu bus noras, bus širdis, yra tas palaikymas to sumanymo, jautimas, kad tai svarbu, jūs tiesiog paprastais dalykais kaip patiktukai, komentarai, įvertinimai, dalinimais į įrašo, pasiūlymai tam tikri galėsit, ar palaikymas tam tikrų pasiūlymų, galėsit žaidime pasiekti aukštus rezultatus ir už tai būti vertinti, gausit atgalinį ryšį, tai būtent į tai norisi akcentuotis. Ačiū, kad esate ir sėkmės visiems žaidime, iki kitų kartų.